tiek, kiek mums legendos sako, arba mitai, kad visgi Palemonas su visa savo delegacija atvyksta ir kad atvyksta Braidenis su Vaidelučiu irgi su savo delegacija. Ir dabar, ką mes matome su Vilniumi. Mes matome Vilniui lygiai tą patį, kas buvo Nikojoti. Ir kodėl mes neturime Vilniaus 550 metų? Todėl, kad tai negalėjo būti, tai dar nebuvo Lietuva. Tai natūralu. Bet šitą faktą reikia paminėti, kad tai nebuvo. Tik tai 11-10 amžiuje, kaip pažiūrėkime, pagal istoriją, 11-10 amžius, kai Vilnių paima iš slavų tautų, paima Vilnių ir pradeda Kernavė, netgi Kernavė nebuvo tuo metu dar Lietuva. Irgi atitenka Lietuvė. Tai va taip gaunasi normalu, kad atsiranda Šventaragio slėnis tik daug vėliau. Ir Šventaragio slėnis, būtent Šventaragio slėnis gaunasi, jeigu žiūrėti pagal šitą giminę, tai gaunasi nuo Palemono giminės. Būtent Palemono Kukovaičio pajautos sūnus Kukovaitis savo tėvui Šventaragiui, ar ne, ar seneliui, ar ne, padaro šitą Šventaragio slėnį, kur pradeda deginti visus kilminguosius. Aš manau, kad degindavo visus, nebūtinai kilminguosius, bet reikėjo taip pasakyti. Kaip dabar sakoma, tik Seimas. Nors Seimas yra nelietuviškas žodis, turėtume sakyti parlamentas. Nu, žodžiu, čia daug tokių. Tai dabar aš norėjau čia visgi sustoti, aš čia ilgai šnekėjau truputį apie visą sąrangą, bet kažkaip labai norėsiu. Tai dabar visgi toje žiniai, mums reikia dar tų žinių pavardų, mums reiktų juos propaguoti, kodėl mes savo vaikam nedinam tų vardų nuostabių. Tai aš kelis parašiau. Denigės, Berausko, Marko, Meksumo, Geruso, nu, šiaip mums labai keista, ne? Čia mes tokie nepažįstami mūsų vardai, bet tai mūsų senolių vardai. Ir aišku, lietuvių kryvais, Lizdeikas, Šventaragis, Kukovaitis, puikiai visi žino pajauta, kuri padarė labai daug mūsų Lietuvai. Ir aš dabar norėčiau pereiti prie dievų, kažkiek pradėti ir paskui mes galėsim vėl grįžti į mūsų Vilnių. Tai mūsų dievų situacija yra gan sudėtinga, nes vis kitokių tai prašo. Ir tai natūralu, nes kitataučiai nesuprato mūsų kalbos, kitataučiai netaip išgirdo mūsų kalbą, kitataučiai paprasčiausiai nežinojo, kas tie tėvai. Ir kitataučiai žiūrėjo mūsų piktybiškai, žiūrėjo kaip į kažkokius barbarus, kažkokius pagonis, kurie tenai daug dievų turi, o dieve mano dar kažkokie ir dar tą moka, ir aną moka. Ir todėl mes turime daug dievų, kurie galbūt reiškia tą patį, bet galėjo reikšti ir ne tą patį. Ir dar kitas dalykas, kad mūsų patys skribiai ir vaidelučiai ir žmonės gali būti, kad ir slėpė savo dievus. Nes jau buvo laikas, kada užrašinėjo dievus, kada jau vyko tos apeigos slaptai ir tada žmonės slėpėsi, nes už bet kokį šventimą tai buvo 10 akmenų, pavyzdžiui, mažiausiai vaško, tai buvo tiek rašių mokama pinigais, kad tu ten tą blogai darai. Ir panašiai, rykštės, iki 300 rykščių, ir tu kažką netai padarai. Tai įsivaizduoji, kaip žmonės tada baimėje gyveno, koks buvo socializmo laikas, kaip mes gyvenome. Tai ką mes randame tarp mūsų visokių rašytinių šaltinių, tai yra Vanadėlis, Antaisko ir pirmas Prakorimas. Tai juos labiausiai mes girdime. Ir apskritai Dievas, ką mes turime, tai turim tą žodį Dievas. Ir žodis Dievas tai vis tik yra seniausias, apskritai seniausias. Visų dievų Dievas, ar apskritai, ar tai bus binarinis žodis, antras žodis, ar tai bus pirmas žodis, vis tik yra Dievas. Jeigu mes sakysim Vanadėlis, tai vis tik Dievas yra. Tai reiškia, tas Dievas yra kaip pamatinis žodis visų dievų. O tada jau Dievas turi vardą. Todėl čia gaunasi kartais neaišku, kaip čia, kad tas Dievas buvo pagrindinis. Jisai nebuvo pagrindinis, jisai buvo Dievas. Kaip pasaulio Dievas, Mėnulis Dievas. Mes matome žvaigždės. Ir Perkūnas, Požemio Patulas, tai čia Patulas Prūsų, tuoj atvažiuosim lietuvių velnias, šitai mes turim viską. Ir aišku, Kurka yra net Rimpas, Kurka atsiranda būtent po Vaidelučio ir Rudenio, jie šitą dievą iškelia, Vaisbratas ir Vaisbratas atsiranda, jie abu kaip dievai, kai jie susidegina, bet va, kaip ką mes turime iš tų pagrindinių. Ir pažiūrėkim, kas dabar pirmasis sąraše. Pagal 12.3
XII amžiaus mes turime Nunadėlį, Ipatijaus metraštį, Andajas, Patulas. Aš parašiau visus pagrindinius, kurie pagrindiniai mūsų rašytiniai šaltiniai, ką mini. Ir Ukapirmas. Ir dabar, jeigu žiūrėti pagal mūsų sferas, tai Nunadėlis, Andajas yra viršus, Patulas yra požemio, Ukapirmas yra viršus. Žodžiu, pagal visgi, kas užrašinėjo, kas ką girdėjo, kaip kas girdėjo, matome, kad galėjo būti visiškai normalūs dalykai, kad, sakysim, labiau žiemgaliam rūpėjo Patulas, požemio dievas svarbesnis buvo, kaip Velnias, mes turim kvailo velnio pasakų pilna, ką rodo būtent šito dievo nepaprastai svarbus vaidmuo ir būtent pažemaičius. Ir kitur buvo Andajas ir Prakorimas ir Pramžis, kurie buvo labai svarbus. Ir Ukapirmas. Ir Strijkovskis, pavyzdžiui, sako Prakorimas, kuris jau kalba apie, kuris užrašinėjo 17 amžius. Žodžiu, įvairiai, kituose amžiuose vienai, kitur Lasickis, jį paminė aukščiausiai aukštėjas visagalys. Ir žiūrėkim, ką matome taip, tai dangaus dievai. Nunadėlis, Andajas, Ukapirmas, Prakorimas, Perkūnas, požemio Patulas ir augalų Kurkanatrimbas. Tai aš čia nebereikalo paminėjau kelis kartus, nes mes turime juos žinoti, turime juos propaguoti, nes jie yra svarbus. Kažkaip mes vis paliekam ir gaunasi vis kažkaip tarp visų lūpų lieka tik Perkūnas. Nežinau kodėl. Kodėl mes... Perkūnas buvo labai svarbus dievas. Jis buvo labai svarbus dievas būtent susikuriant valstybei. Kodėl? Todėl, kad reikėjo išlaikyti valstybę, todėl, kad reikėjo susivienyti, kaip dabar mes turim susivienyti. Bet ateina labai panašus laikas, kai kūrėsi valstybė. Lygiai taip pat dabar mes kažkaip paskutinis tas įvartis, paskutinis krepšinyje ta minutė, tai va dabar ateina tas laikas, kada mes turim pasakyti savo, išliksim ar ne. Tai lygiai taip pat tada buvo Perkūnas taip svarbus, nes jis buvo ir dangaus, ir griausmo, ir žaibo, ir tuo pačiu jisai karo atsirado, nes reikėjo karių, reikėjo tos karius kažkaip kelti, suvienyti, juos reikėjo mokinti, kad jie taptų tikri kariai. Ir dabar su vardais. Labai daug galim ką galvoti, ir jūs turbūt turi savo nuomonę, ir mokslininkai turi, ir tyrinėtojai turi, ir pilnas internetas apie mūsų dievų manymus, kaip tas galėtų būti eufemizmas, ar tai galėtų būti vienas žodis ar kitas. Kaip ten bebūtų, puikiai visi mokam kalbą. Ir paprasčiausiai pačios kalbos paprastas žodelis mums daug ką pasako, koks tai yra dievas. Tai ant dievis, Andajas. Ant dajas. Pažiūrėkit, kiek mes turim žodžių ant kažkur. Dar neseniai visi sakė, ant autobuso kažkur. Ant troleibusų, kaip čia. Ar einu ant parduotuvės. Tai tas ant ir buvo kaip kreipimasi į kažką. Aš reiškia noriu kažkur kažką nueiti, ne? Kaip kažkoks tikslas. Kaip tikslas aplinkybė. Ir tas antdievis rodo, kad jisai aukščiau. Ant. Ir Nunadėlis, čia net nereikia per daug, aišku, mes galim čia daug įsileisti tos žodžių žaismus, bet Nunadėlis mes sakom labai dažnai na arba nu, arba no. Tai mūsų priežodis, mūsų tiesiog normalus gyvenimo, kaip kitur sako, jo, ja, amerikonai, ne? Tai mes sakome nu. Tai tiesiog patvirtinimas, taip, tikrai taip. Tai tikrai taip dievas, tikrai šitas dievas. Ir būtent to, pavyzdžiui, įdomus dalykas, kad ne tik tai indai, iranėnai, sakysim, turėjo gyvūnų pavidalų dievus, bet mes taip pat turėjome. Ir mūsų pirmas dievas Ukapirmas, kurį galima identifikuoti su Prakorimu, tai čia labai daug kas susiję, kad jie galėjo būti taip patys dievai. Ir taip nebūtinai, kad jie visi vadino būtent taip. Būtent taip ir galėjo būti, kad vienas kaimas sakė Prakorimas, kitas Ukapirmas, bet galvoja apie tą patį dievą. Ir jisai vaizduojamas
būtent lokio galva ir nukreipta į kairę pusę. Čia irgi labai svarbus dalykai, į kairę, dešinę, dabar sakytų, o, viskas, kairiųjų partija. Ne, dėja, anksčiau tai tikrai nebuvo. Ir nebereikalo lokys buvo pas mus labai svarbus, nebereikalo žemaičiai išsirinko. Tai visgi šitas atvizas gan svarbus. Nežinau, dėl ko, aš čia turiu tą atvaizdą, bet nežinau, dėl ko nerodo. Neįsivaizduoju, kodėl čia atsitinka. Va, nerodo. O kas čia dabar? Kodėl dabar? Kažką rodo ne taip, palaukit, kaip supras. Nu, nieko atsidarysim. Kaip čia supras? O, kaip čia vyna. O, jėga. Kas čia dabar? Nu, nieko. Kiesmės viską bus. Gerai. Tai buvo čia. O, jėga. Nu, va, kažkas matot. Atsitinka. Aš norėjau padaryti skaidresnės, aš galiu pasakoti daug ir paskui mes tiesiog nueisim per daug į kažkokią vieną vietą ir aš norėjau paimti visą spektrą, kad būtų kuo daugiau mes paimtumėm tokių svarbesnių dalykų, o ne atsistotumėm tik tai prie vardų ar prie kokios kitokio dalyko. Na gerai, būt nelūžtų ir tą, kad kažkodėl tai čia, kaip sako, technika, kad jis padeda. Nelūž. Gerai, atrodo, ne? Va, gerai, tai prakorimas, kaip sako Strikovskis, ir jam buvo aukojami kastruoti gaidžiai, nepjaunami, o mušami pagaliu, ir dalį suvalgo patys, o dalį žiniai. Ir trečia dalis sudeginama. Ir laikomės pradžios dievų su kūrėjais. Tai dabar va truputį reiktų kažko daugiau kalbėti, kad galėčiau pasakyti apie Ūką pirmą, Nunadievį ir Prakorimą. Kaip čia dabar su jais yra? Kodėl jie paskui nebeminimi, kodėl jie kažkaip dingsta iš to viso mūsų panteono? Tai kaip čia gaunasi? Kai Dievas sukuria pasaulį, pagal mūsų, ne? Yra kitos tautos, kur sukuria kažkoks dievas, kuris tampa supjaustomas vos ne ir jisai iš visų dalių tampa žmogus, tampa gyvūnai, tampa augalai ir panašiai. Pas mus, pagal mūsų etiologinės sakmės arba mitus, yra sakoma, kad buvo du dievai ir jie sukuria tą pasaulį. Ir tas vienas dievas liepia kitam dievui eiti į apačią, iš to kisieliaus, kaip sakant, buvo kisielius toksai, iš to kisieliaus, reiškia, dujos, vandenilis kažkas. Iš to kisieliaus reikia paimti žemių ir atnešti. Ir tas dievas neria, paima, atneša rankose, bet ir prisideda pilną būrų. Ir tada dievas paima tą iš rankų tą smėlį ir žeria ir visur tampa žemė mūsų. Ir kuris tai traukia, ten ir kaip žemė. Ir tuo tarpu, kai pasako dievas, kad aug žemė, tai lygiai taip pat auga iš rankų jam ir lygiai taip pat iš burnos, tam antram dievui, tam mūsų vėlesniam velniui arba televertui. Ir tada, aišku, jisai nebegali laikyti burnojo to žemės, jisai spjauna ir visur atsiranda kitokia žemė, negu pasėjo pirmas dievas. Tai būtent atsiranda mūsų pelkės, akmenys, grumstai ir panašiai, va tokie dalykai, kur paskui ir tenka gyventi pačiam mūsų televeliui, arba mūsų velniui, arba mūsų velinui, arba batului, kaip mes turėtume pavadinti. Ir įdomu tai, kad šitas mūsų dievas, antras dievas, kuris atneša žemę, jisai sukuria ir gyvulius, jisai sukuria ir vilką, ir arklį, ir daug gyvulių, kuriuos dievas apkeičia, ateina pas, sakysim, kad būtų aiškiau pasakysiu velnę, ar ne, randa tos gyvulius, juos atsiveda pas save į daržą ir tada kanopas supjausto. Ir sako, ir kai ateina ieško velnės savo gyvulių, sako, nu tai rask tos savo gyvulius. Ir velnės nepažįsta, nes jo gyvuliai nebuvo perpjauti kanopas. Ir tokiu atveju lieka pas antrą dievą. Tai, bet kas gaunasi vėliau, kaip mes turim tą pavydą ir dabar. Tas pavydas būtent sugriaužia tą mūsų pirmą didelį dievą, kuris būtent tą veliną numeta į žemę, žodžiu, išvaro.
Netgi yra toks mitas, kur sakoma, kad chore nepriima jo dainuoti to velnio, nes labai pavydi, kad jis labai gerai dainuoja. Ir galiausiai taip supyksta, kad juos išmeta su angelais kartu, kaip angelus meta, tai išmeta ir tada ir velnę į žemę, į savo tos visas pelkes. Ir dėl ko dabar šitą ir sakau, nes tai labai svarbu, kadangi prakorimas ir Rūka pirmas ir Nunadielis, tai yra tie dievai ir praamžis, tie dievai, kurie ir sukūrė, tas va dievas, kuris sukūrė visam, tas, kuris viską sukūrė, tas, kuris pradėjo kurti. Ir kai buvo viskas sukurta, ir tie paukščiai, ir kai kregždė pavogė iš velnio ugnį ir atnešė žmonėms, tada jis nebereikalingas, jis paprasčiausiai išėjo į pensiją. Ir tada jau mes jo negirdime, mes nebežinome apie nieko, nes jis nebe toks įdomus. Ir tada atsiranda būtent eilė pasirodyti perkūnų. Iš kur mūsų tas perkūnas, būtent ir vėlesnis amžius, ir būtent tada jisai daug svarbesnis tampa. O tie dievai tiesiog išėjo į tą, kaip čia kareiviai išeina, kur ten? Atsarga, va, išėjo į atsargą. Ir dabar įdomu labai tie gaidžiai. Apskritai daugiausia, kas yra aukojama mūsų dievams. Tai auka vyksta tai, kad mes, kai aukojam, viską, ką mes valgome, yra dievams. Viską, ką mes norime padaryti gero, yra dievams. Bet kai mes valgome ir aukojame, tai jeigu aš aukoju, sakysim, vištą, ne, tai tie kvapai, kaip kepa arba kai verda, viskas eina dievams. Dievams tai yra tie visi kvapai. Ir kodėl labai svarbu tie gaidžiai? Čia dabar galim taip sakyti, anaip sakyti ir panašiai. Bet višta labai anksti yra prie žmonių prisijaukinta. Ir kadangi višta buvo prisijaukinta iš miško, kažkada vaikščiojo mūsų putpelė, mūsų šita jerubė, tai ta višta ir buvo mūsų senolė. Ir tada jinai turėjo būti prie namų, nes tai kiaušą nereiktų. Dar mūsų senoliai gali jums papasakoti, kad eidavo per Velykas, prieš Velykas gavo iš paukščiukų parinkti kiaušinių. Nes vištos mažai dėdavo kiaušinių. Paprasčiausiai jos evoliucionavosi dabar, jos deda daug kiaušinių. Kaip ir mūsų karvės žiemą atostogavo. Tai lygiai taip pat mūsų vištos nedėjo tiek daug kiaušinių, neužteko Velyko. Tai labai buvo saugomi tos tie kiaušiniai. Ir višta būdavo kur? Po apačią, kur sudėdavo malkas. Didžiulis pečius, ant pečius miegame, ar ne? Apačioje yra toks liuka ir ten sudėtos malkas. Ir ten gyveno vištos. Ir ten gyveno ir baubas, ten visi mūsų, kaip sakant, kurie reikėjo, ten visi gyveno. Ir būtent tenai gaidžiai ir vištos yra mūsų ta dvasia, kuri ten po pečių gyvena. Ir jeigu mes eisim toliau, kas yra pečius? Pečius yra ta moteris, kuri pagimdys vaiką ir kuri perduos visą mūsų palikuonių tradicijas, religiją ir taip toliau. Ir todėl mūsų aukojimas gaidžių ir vištų yra toks svarbus. Todėl, kad jie yra mūsų dalis, mūsų kaip mes netgi sakome. Dabar jau niekas nesako, bet dar mūsų senoliai sakydavo, put. Reiškia, ir moteriai sako tu putė, ir vištai sako putė. Nu, žodžiu, čia yra tiek artimi dalykai, kad tai buvo labai, labai svarbu. Ir kodėl kastruoti gaidžiai? Būtent per vestuves visada negalima nieko kastruoti. Viskas turi būti neromyta, nekastruota, nes tada, jeigu iškastruotas, tai tada ir vyras gali neturėti vaikų. Tai reiškia, būtent turėjo būti vaisingumas iškeliamas. O čia mes matome prakorimui kastruoti gaidžiai. Kodėl taip yra? Kaip jūs galvojate, turbūt manot irgi teisingai, ar ne? Kad ne taip svarbu šiuo atveju. Šiuo atveju svarbu yra gaidžiai. Nesvarbu ten jisai kastruotas ar ne, nes dievams tai ne tas svarbu, kad jis atsives vaikų. Čia nežinau tiksliai, kodėl čia būtent kastruoja. O kodėl jis taip akaliu mušama, tai apskritai čia gali neturėti sakralinės kažkokios minties, nes apskritai senoliai pirmiausia daužė, o paskui tai daužė mes per galvą. Tai čia toks truputį mūsų diskursas, kaip sakant, tai čia kas. Tai va, tai mūsų tas dievas yra indoeuropiečių kalbose visur labai labai daug ir tai reiškia dangų. Tas dievas yra ir Deus ir Dies, ir Indų deva, ir kaip ir sakiau, Nunadie.
kūdikėlis lygiai taip pat yra su Dievu, su dangumi. Ir, kaip sakiau, prakoriauti, tai pirmam atlikti veiksmą, kaip ir jums sakiau, tai yra gimimo visokios pradžios dalykas. Tai nebereikalo mūsų šitie dievai, kad buvo aukščiausi ir patys svarbiausi. Ir praamžinas, mūsų pirmasis dievas, valdęs visų žmonių, viso pasaulio dievų likimus. Ir būdavo sakome, tai žmonių likimai ir dievų likimai surašyti ant akmenų. Ir ką mes turime? Mes turime akmenis ir buntuką, ne, ir daug įvairių akmenų velnio pamestų. Ir velnės, pažiūrėkit, kažkaip jau kaip krikščionybė jau išliko šitai padavimai, kur velnės neša akmenį. Tai būtent čia įrodo mūsų nepaprastą šventumą, šitų akmenų nepaprastą šventumą, nes ten būtent yra ir įrašyti visi šitie dalykai, kas mūsų per amžius buvo išsaugota, mūsų senolių ir mūsų visos tautos. Ir kad velnės neša, tai įrodo jo kaip Dievo nepaprastumą, jo stiprumą, jo galią, kad jisai būtent gali nešti tą. O kad jisai pameta, tai čia jau turėjo pamesti. Nes ten neturėjo atsirasti ta vieta, tai buvo labai svarbi. Mokas, pavyzdžiui, Mokas. Ten tikrai buvo šventvietė, kur mesdavo žmonės surmų. Niekas netyrinėjo, bet aš tikrai taip manau. Aš buvau kasinėjimuose, kaip Urbanavičius Vytautas kasinėjo Obelių ežerą. Ir kai rado pilną, žinot, ir girdėjo turbūt, kad rado urnas, kurios metamos buvo tam tikrą laiką į vandenį. Ir yra laikas, kada nerandama visiškai, kai kur, visiškai nerandama palaikinti. Tai būtent tas laikas, kada kitas tikėjimas buvo. Ir tada urnos metamos į vandenį, nes vienas dalykas gali būti, kad labai buvo persekiojami žmonės, kad jie darė tokias apeigas. Kitas dalykas galėjo būti, kad būtent supratimas atėjo, kad per vandenį, per bedugnį žmogus vėl persiformuoja, siela vėl išeina, išsivalo ir vėl išeina į kitą ežerą. Ir čia galėjo būtent to gali šitas variantas būti būtent toks. O bedugnį mes turime virš 100 bedugnių ežerų, tai rodo irgi labai tokį dalyką. Ir gali būti mūsų šventoji buvo irgi tokia upė, kurioje vyko didžiulės apeigos. Tai ir praamžis, mūsų kūrėjas, ir būtent jisai yra praamžis virsmas nuo vieno metų iki kitų. Dabar žiūrėkim, ką rašo Dlugošas. Dlugošas, šiaip žinot, buvo lenkas. Jisai parašė, jis buvo užsakyta, jam buvo parašyti knygą. Jis rašo daugiausia, kaip žinote, apie karus, mūšius. Ir žinote visi, kad visi mūšiai buvo grobuoniški, kurie labai buvo paprasti, nuvaro chebrą pas lietuvius, pavogia viską su gyvuliais, moteris, vaikus, prasiveda. Ten sudegina, gerai, tada lietuviai čik supyksta, nuvaro vėl visą savo moteris, dar vokiečius pasiima, dar lenkus pasiima, mozūrus, viską prasivaro atgal. Nu, tokie buvo mūsų mūšiai iki Žalgirio mūšių, iki Durpės. Kada jau pradeda kontroliuoti, pradeda galvoti, kaip strategiškai elgtis, kad laimėti. Nes mūsų visą buvo mažiau, arba mūsų neturėjo, mūsų bogai gal tai turėjo, nu, čia dabar sunku sakyti, kiek mes turėjom tų ginklų, nes daug archeologiniai ginklai randami nelietuviški. Žodžiu, labai čia sunku. Bet visgi, kiek jis tenai neigiamai norėjo rodyti mūsų tikėjimą, mūsų religiją, jis visgi pagrindinius dalykus jisai visgi sugebėjo iškelti. Tai ugnis, kuri kūrenama dieną naktį, kuri yra garbinama. Ir mūsų senoliai dar net ir dabar jums pasakytų, kad ugnelį reikia mylėti, ir ją reikia apgaubti, ir ją reikia tik švariu vandeniu užpilti. Tai dar rodo ilgą laiką, kada kiek mūsų dar senoliai dar jautė netgi savyje tą tikrąjį šventumą. Beveik iki 19 amžiaus skaičiau. Iki pusės 19 paskutinės atvejus atliekamos būdavo. Taip, bet ir močiutės ir dabar pasako, apgaubkit. Kiek čia praėjo? Tai čia tas viskas labai
Ir tie gojai, kuriuose deginti mirusių kūnai, kur sakiau, kad būtent kiekviena giminė, netgi kaimai. Pažiūrėkit, mes dar neseniai kaimus turėjom tam tikros pavardės kaimai. Tai ką rodo, kad viena giminė ten gyveno. Ir ta giminė turėjo šventą gojų. Tai va Dlugošas šitą gyvačias ir žalčius, kuriuos turėjom namuose, kurie vėliau jau jėzuitai ką mini, kad tie žalčiai jau iškelti yra į daržinės, į kluonus, nes buvo persekiojami žmonės, tai tuos žalčius jau laikė kažkur kitur, bet jos vis tiek laikė. Jie tiek dar buvo savyje tikri mylėtojai, savo gyvenimo, savo tikėjimo mylėtojai. Ir maitinimas žalčių pienu, ir aukomis pagerbimas žalčių. Viskas šitas paminė ir mūsų Dlugošas paminė žynį. Tai čia žynys ar krivis krivaitis, matot, Dlugošas rašo vieną vietą, mes turime krivis krivaitis kitoje vietoje, tai čia irgi yra žodis. Žynys ar krivis krivaitis, tai yra kitoje vietoje kitaip vadinama, kaip zuikis ir kiškis, tai yra tas pats kiškis, tas pats zuikis. Tik vienur yra tarmė, ne tarmė, mūsų kalboje. Tai ir duodamas tariamai, tai buvo atsakymų dėl ateities. Tai mes žinome, kad mūsų žiniai, ir mes turime tai sakyti tvirtai, mūsų žiniai, krivaičiai čia buvo nepaprasti žmonės, kaip ir mūsų žiniuonės, kurios paskui buvo vadinamos raganos, ir mūsų burtininkės, jos buvo tikrai nepaprastos, nes mes puikiai žinome, kad jie mokėjo ir vandenį užšaldyti, mokėjo velionį laikyti mėnesį laiko ir jis negesdavo, mokėjo nuostabių dalykų su augalais, žinojo kiekvieno augalo, beveik kiekvieno augalo prasmę. Ir daug dalykų, ką mokėjo mūsų žiniai. Ir Bretorijus rašo, kad žynio parodymas, krivaičio parodymas, kad jis yra nepaprastas, tai pirmiausia, jis turi parodyti kažką nepaprasto. Jis turi parodyti, kad jisai mato, erelis krenta, tik kai žmogus mirė, kad jis tikrai mato tą žmogų ir jis turi pasakyti, kur tas žmogus eina, į kokią vietą jis išeis, kur jo siela iškeliavo. Jeigu žmogus klausė, kur jo sūnus, jis turėjo pasakyti, kur tas sūnus. Ir lygiai taip pat galioja šitas dalykas ir Vaidilučiai ir Vaidilutei. Taigi Vaidilutės mūsų buvo nepaprastos moteris, tai buvo mūsų vėlesnės žiniuonės. Vaidilutės tai buvo ir pribuvėjos, tai buvo ir gydytojos, tai buvo ir nepaprastos psichologijos, kurios galėjo žmogui padėti bet kada ir bet kur. Ir kai krivis krivaitis, burtenis sako, eikit Vaidilučiai ir padėkit žmonėm, patarkit, duokit gerą žodį. Tai rodo, kad visgi buvo šita visa sistema, kultinė sistema, buvo labai aukštai išvystyta, nepaprastai aukštai išvystyta. Ir kai rašo Hartnokas, kad kokia čia sistema ir kaip čia viskas vyksta, ir kad tuos berniukus paima iš Prūsų, jau kai pradėjo kurtis Prūsija, paima berniukus iš Prūsų ir veža į Vokietiją, sakysim, į tą Kaliningradą, ir tenai juos mokina tik berniukų arba tik mergaičių mokyklose. Ir netgi rašo Davidas, kad mergaitės, kurias nužudydavo, nes ar dėl karo, ar dėl to, kad jos netinkamos, ar dėl to, kad jos sirgdavo, tai jie paimdavo ir juos mokindavo atskirai kažkur tai mergaičių gimnazijoje arba berniukus berniukų gimnazijoje. Tai mes matome per šitus aprašymus, mes matome, kiek buvo svarbu tam tikri dalykai, kad ta tauta būtų, mes galim sakyti, nesąmonė, žudydavo žmonės ir panašiai. Bet mes matome kitą dalyką, matome, kad ta tauta turėjo būti labai stipri, jeigu nenorėjo išgyventi. Aišku, mes galim sakyti, niekaip negali būti. Visgi žmogus, jeigu jis yra invalidas, jis negalėjo žūti ir reikėjo išgyventi ir dar ką nors. Aš dabar čia truputį išbėgu į priekį, nes jeigu visi skaitėte turbūt, kaip būdavo pas Brutenį ir Vaidevutį, tai jeigu žmogus paliegęs arba jisai serga ir jisai savo norų galėjo nusižudyti. Mes kalbame dabar apie tą pačią norą žmogaus nusižudyti, jeigu jam reikia. O mes šitą turėjom. Ir tai nereikia galvoti, kad tai tikrai buvo tokie žudimai, nes tai buvo normalu. Tai buvo normalu, jeigu žmogus savo valia sugalvojo. Tai šiuo atveju, kad buvo rašoma, kad tas mergaitės žudydavo, tai čia sunku pasakyti, kiek tai yra tiesos ir kiek tai yra, ar tikrai visas jie žudydavo. Gal tai buvo kelios mergaitės, kurias žudė, kad neišgyveno, arba kad... Tai va čia yra tokių dalykų, kur mes tikrai ne taip tiksliai galime atsakyti. Tai dabar truputį dar tuos pagrindinius dalykus, ką mes turime 12-13 amžiuje, mes turime du pagrindinius
Voluinės metraštis ir Melavos kronika, intarpas, kur vadinant pagrindiniai dievai yra parašyti, kurie pagrindiniai. Ir mes turime didžiuotis, mes turime moteris pas mus visą laiką vadino labai didelį vaidmenį, ir mes turime deivės moteris, ir mes turime pripažinti, kad tai yra labai labai svarbu. Tai yra didinga, tai yra garbinga, ir mes matome ir dabar, kad moteris dalyvauja visur gyvenime. Tai labai skiriasi nuo Azijos gyvenimo, nuo kito musulmoniško pasaulio. Ir mes matome Nanadietį, pirmas, Andajas, Televelis